pailsėsim, gal bus kitokios nuotaikos. Dabar tai užsipisę sėdim. Čia yra virvė. Ten galima virvė perėti uolas ir nueiti kitos. Šitie kėdai man taip nuspaudė, kad bele ką. Einu ir pirštus sutraukęs, o taip į kumštį. Moralinė pertrauka. Jau įtikinėjom save, kad viskas gerai, kad turi būti žygis sunkus, kad nedaug lieka. Režisieriaus darbas – eiti į filmuotį. Paliekam savo tarpinę stotelę, einam į tą dalį, iš kurios nusukom nuo pirmos atkarpos Fisherman's Trail ir nuo ten jau startuojam lygi savo sekančio Milfontės. 14 kilų, apie 3-4 valandas, per smėlį, kopas, su vėju, bet geru oru. Fisherman's Trail tai portugališkas ilgų distancijų žygis, kuris driekiasi šalies vakarinę pakrantę. Jį sudaro 13 etapų ir pirmasis yra labai sunkus, prasideda smėlio ratmenim, tad nieko nelaukdami nerimi mūsų nuotykiai. Žengėm pirmus kilometrus. Kuprinė sunkoka, bet ką padarysi. Pirmas sustojimas, sutiko mamą, kuri neša bele kokio didumo kuprinę. Čia va mūsų riukzakai. Valgom, stiprinamės. Čia labai gražus toks takas, tai su jūra susilieja, tai išeina labiau į žemyninę dalį. Nuėjom 8 kilus, nu ir plius minus dar tik pat lieka. Griaužia tas olas. Po truputį. Kaista rankos? Gavo saulelės jau. Nu gerai, žiūrėk, nesudėk. Karinis? Karinis. Moralinė pertrauka. Jau įtikinėjom save, kad viskas gerai, kad turi būti žygis sunkus, kad nedaug lieka, bet lieka. Pep talk. Jo, jau toksai kovojam su protu vidiniu, žinai, kad sako, davai, kviesk taksą. Nekviesim kol kas. Va. Maistelis toks. Angliavandeniai. Nu, akurat. Čipsai, man tai taip ne kažką, tai čipsai. Kojos tokios jau smėliai byra.
čia darot? Va, prieš kalną pažiūrėkit kokią. Va, ten reikia sulipti. O buvom šitam paplūdimy. Lieka 5 km iki tikslo. 6, ko meluoja? 5,7. Tai 6. Tolumoje šviečiasi miestelis. Jau matom civilizaciją. Va ten mūsų tikslas. Milfontas. 30 minučių lieka, plius minus. Tai žingsniuojam. Va, seniukai tokie buvo pasiklydę. Taip, parodėm koordinatės, kokius internetus naudojam, kaip čia followint viską. Dienos, va, jau traumos, trinasi pirštai, kita koja, va, atmušiau nagą, blemba skauda, čia irgi va klijuota. Žodžiu, neusiklijavau pudros, bet šiandien tai tikrai nepadarysiu klaidos, turiu pudros, turiu silikono, viską susipuršiu, susibersiu. Ačiū Audiskaitį, mane ištrynė, išmasažavo. Judam! Antrą dainą. Žygėvi jau su tokia mažesnė energija. Su pasunkėsim kuprinėm. Nežinia kodėl, drėgmės. Toks jausmas, kad išsipūtė kambaryje visi rūbai. O drėgmės. Skipinsim kelis kilometrus ir perplauksim upę keltą, nes daug kas rašo, kad labai faina atrakcija, tai sekit naujienas. Antra diena, Fisherman's Trail, Milfontes, Almogravė miestelis. Ką mes čia darom? Antroji diena, Riverboat Ferry. Tai bandysim persikelti per upę, sutaupyti šiek tiek kilometrų. Ne, į tą pusę. Nereiks eit tokiu techniniu keliu, ten per tiltą. Iš karto šoksim į trasą. I swore to myself I wouldn't be honest this time. It was all just for fun, but now I'm blurring the lines. Persikėlėm į kitą pusę, sutaupėm 4 kilometrus. Ir dabar visai tralivalį tokie, žinai, va, pasimaudimai, pačilinimai. Šiandien tikrai teoriškai turėtų būti laisvesnė diena. Nenuėjom, ne 5 minučių, tokie excited, išlipom iš bauto, jau ten viską varysim paupiu. Ir hujakšt, ponė apsėmė batus. Tai va, kokie įspūdžiai? Neplanuoti. O tai va, tai žodžiu, sušlapo batai, sušlapo koinės, bandom dabar vėjį apdžiavint. Tik startavę haiką. Nu ir ką, čia tokios priemonės iš karto vandens surinkimui. Nu ir ten laukia toliau ėjimas. Nenuilsantys žygeiviai tęsia antrą dieną. Išsidžiovinę kėdus, pasikeitę koinės. Kašinista dabar, pažiūrėkit. Nu. Juodas kainaitas. Į krūmus. Rašė šitoje atkarpoje bus daug tokių takų. Mačiau vienas aukštas skundėsi, kad jam labai sunku buvo eit. Nu ką padarysi, nereikia tokių didelių aukštų. Iš tikrųjų, pirma atkarpa viena iš sunkiausių, nes ten beveik 18 km vien smėlių kopom. Tai nėra didelio greičio, labai pavargsta kojos, sunku eit, prilenda to smėlio, griaužia. Šiandien kitokia trasa ir formatas. Žingsniuojam daugiau lauko keliukais, visokiais brūzgynais, bet viskas aišku eina šalia kranto. Tiesiog tik ne per patį pairį, tai reiškia mažiau smėlio. Ir žymiai yra lengviau eiti, nes vakar buvo tonų smėlio ir sunkiausia diena. Ane? Nu. Kaip jautiesi? Puikiai, šiandien labai gerai einasi. Nu va, eksperto nuomonė. Tokie va ženkliukai lydi visur sužymėti, kad nepasiklystų turistai. Labai šiaip gerai sužymėta trasa. Sustojom pertraukai po 5 km, tai beveik pusiaukelės. Vaizdai nerealūs. Tiesiog noris visur stot, būt. Šiandien tą ir galėsim padaryti, nes čekinas tik 6, tai turim tiek laiko. 3 kilometrai liko šiandien. Vėl einam smėliu. Gerai, kad šiandien jo nedaug.
Va, taip ir žingsniuojam pakrantę. Nusileisim į byčą pavalgyt biškutį vėliau. Dabar talšom į vėjo. Ir spaudžiam į sunkių kuprinių. Žygeiviai juda į priekį. Sveiki atvykę Portugaliją Fisherman's Trail. Atsargiai. Pasiekėm beveik Almogravę. Pasidarėm pertrauką, bet išvados nedžiuginančios. Labai sunku. Tiesiog neįmanoma. Griaužia pečius kuprinės. Ateik mano likimo fiancė. Sorry, pailsėsim, gal bus kitokios nuotaikos. Dabar tai užsipisę sėdim. Atsiprašau, kad keikiuosi. Štai. Prašau. Trečia mūsų nakvynė. Ponia, gulim va 3. Nežinau, kas trečias ateis. Žodžiu. Va čia. Mūsų gyvenimas. Ožkytės skamba, ten jūra, iš ten atėjom, o čia saulė leidžiasi. Trečia diena. Biškį padarėm pakeitimus mini, užsisakėm transferį vieną lagaminą, nes nu belekaip sunku, belekaip prisikrovėm. Tai va, tai kad... Pažiūrėkit, su kokia atsinu šiandien. Jo, tai kad nesikankint, sunkiausias daiktas atidavėm ir nuveš į mūsų sekančią vietą, o mes va light, o diskaitė vapšė, šokinėja. Nes šiandien laukia labai ilga diena, 22 ar 3 kilometrai iš viso. Tai tiesiog su sotais backpackais eis tiek, nu būtų... Nes aš eisdavau, žinokit, mano žingsnis visą laiką va taip būdavo, kad į kojas tvarkingai statyti, o dabar aš žiūriu, man atsivėrė vaizdas. Žygeiviai apsikrovė bambaliais ir karštom arbatom. Žygiuoja, biškutį nosytis bėga. Bet ko nepasitaiko. O, Dzūkijos miškų sekcija. Šiandien vat kitokia dar atkarpa, daugiau miškų, vaizdingesni maršrutai, dažniau keičiasi kraštovaizdis. Tai labai faina, vat net išsirengus eina, nors biškį sirguliuoja. Bet jau karšta dabar. Kai nėra vėjo, neužpučia vėjas nuo vandenyno, tai malonu eiti. Nu, pasikėliau droną, bet dar trūksta patirties, tai kažką ten pafilmavau, patrekinau, bet spigina saulė, ekrane nieko nesimato. Toks biškį lengvai šiktelės, kad nepamešiau droną, nu pažiūrėsim kokie vaizdai. Mano fotografė gėlelės visur fotografuoja, vandenynus. Kiek mes čia? Beveik 8 kilai. Šiandien lengva. Varom. Iki švyturio pietauti. Kam patinka vaikščioti ir lygumom, patinka šiluma, karštis, smėlis, ideali vieta Portugalija. Atsirado kaktusai, einam vis piečiau, pavėsų nedaug kur yra. Lieka dar apie 6 kilus. Na štai, einam kažkokia giraitė. Labai fainas šešėlis, gal pirmą kartą per visą, nu antrą kartą per visą kelią gaunam šešėlio. Lieka 4 kilai iki Zambudžeira. Visi po prakaito. Labai geri Kolumbijos marškiniai, labai gerai vėsina, greitai džiūsta ir nuo saulės apsaugo. Super. Einant link Albudžeiros
yra padaryti tokie žygeiviams sustojimai, pasėdėjimai. Vienam iš jų mes atsiputėm. Lieka 2,5 kilo. Kokios nuotaikėlės? Va, kai ant sparnų su ta kuprinytė lekia. Žodžiu. Įmam transferį ir toliau naudosimės jo paslaugom. 15 eurų iš tikrųjų tarp miestų kainuoja pervežimas už vieną kuprinę, bet yra labai verta. Nes sakau, mūsų yra begaliniai sunkios, eiti per kopas neįmanoma, karštis. Po ilgo žygio apsidovanojam paplūdimį ir maudynėm jūrai. Sveiki, draugai! Na štai, įveikėm 3 dieną. Turim tokį bookingą kažkur centre. Zambudžeira Domar. Einam dabar pavalgyt. Va, poniai įsidėliojus daiktus. Su apšašusia lūpa jau. Čia daiktai. Palauk, prasiskalbėjom. Džiūna viskas. Žodžiu. Gerai, einam valgyt. Parodysim, kas čia per miestelis. Zambudžeiros labiausiai populiariausias taškas. Tai centras, žvaigždė, visas 4 pasaulio kryptis, švyturys, kuris rodo kelią plaukiantiems laivams. Nu tai aišku, kad čia pasigūglinu, pasiskaičiu, apsišviečiu. Aš esu išmanus. Va, ponė, visą peršalus, sušalus, susnarglėjus, ten šašais, suskilinėjusi visą. Bet aš ją gydau, rūpinuosi, myliu. Va, tik šaipytis. O kad sėlį arba dėlį kokią padaryti. Nepajudina, nei piršto. Portugalijos miestelė labai jaukus, yra tokia mažaaukštė statyba. 1-2 aukštų maks. Kai visur mėlyna balta spalva, nes jūra, vandenynas. Labai tikrai faina, jaukus. Jo. Bet ką mes pastebėjom, kad yra labai daug, nesakyčiau to. Norėjau pasakyti, kad labai daug iš Indijos žmonių. Ta prasme, čia jų bendruomenės kažkokios. Tai gal jie kokias vizas turi darbo ar dar kažką, tai ar šiaip jos prisikeičia. Žiauriai daug. Jautiesi kartais kaip Indijoje. Esame pas savo šeimininkę Rozą. Jinai pati šefė pasirodo, turi savo restoraną, ne tik apartamentus. Saudorado vadinasi. Dvasiškas Dorado. Tai va, ir labai skanį sulpą dabar valgėm. Kaip tik man sultinukas gerkliai. Tinkantis. Ir tada laukia midijos ir Remis pagaliau pasiėmė žuvį. Kai vyksta vakarai žygiavimo, vyksta storių kelimai. Po 3 dienų pirmas storių kelimas. 10 valandų. Pliamo kaip nors įmiegu, iš tikrųjų, dabar metu, kai žygiuoji dieną, to nesinori miego. Ne, kažkaip aš gerai šiandien pilsėjau. Ne, aš tai nepalsėjau. Po 30 km. Šiandien 30 nueita. 2,8, 2,9. Labą dieną. Sveiki, draugai, 4 diena. Žygeiviai jau fit formoj. Su naujom uniformom. Su nauju atfituku. Jau žygiuojam į savo sekančią stotelę, kur ten tie namai. Mes ten kilsim, leisimės. Šiandien laukia šiek tiek daugiau sukilimo, bet labai vaizdingas maršrutas. Kraštovaizdis skirtingas, tai sekit naujienas. Paliekam Zambudžeirą miestelį. Tikrai labai fainas, užskaitom. Ir traukiam į sekančią etapą. Šiandien pradėjom anksčiausiai, iš visų dienų 9. Sukilimai. Zambudžeiros paplūdimiai. Ožkelė, kur apkėlė. Varo į kalnų. Tylos žygis šiandien pas mus. Ne, nesusipykom, bet skauda gerklę jai, tai einam tyliai. Štai kokios kliūtys. Tenka susilenkti. Tokie krūmokšnių / miško atkarpa. Pavėsis, dar tik 9:30 ryto. Labai gaivu, gera, ramu.
Šiandien outfitukas naujas, marškinukai, labai pasiteisino Kolumbija marškiniai. Visada buvau skeptiškas, galvoju, tie žmonės atrodo kaip čekuoliai su tais marškiniais. Bet daug kas eina su marškiniais, greitai džiūsta, gerai vėdinasi, apsaugo nuo vėjo. Prasme, fantastika. Turiu net 2 poras skirtingų spalvų, tai reiškia geras daiktas. Turėjom ko ne valandą pralaukti, kol visi praėjo žygeiviai. Aš nesitikėjau. Kiek dar eina šniūrais? Tavrasme, einam per piką. 9:30. Tavrasme, žmonių milijonas kažkokį vieną patį savo selfie pasidaryti be šansų. Na štai vėl sekcija šalia vandenyno, uolų. Saugosi nuo vėjo. Su kaklaskarė. Čia labai dideli vėjai, iš tikrųjų reikia turėti apsaugos, nes lengva persipūst. In a long lost dream is where I'll find you, with the wind blowing through your hair brings me to my knees. In a long lost dream is where I'll find you. Oh, the look in your eyes makes me feel alive again. In a long lost dream, it's where I'll find you. When I open my eyes, hope that you're by my side. Nu va, čia yra virvė. Ten galima virvė perėti uolas ir nueiti kitos, bet turbūt nerizikuosiu. Gerai, kad laikas nespaudžia, tai mes galime eiti, patyrinėti, nueiti į šalį. O, kamščiai. Piko metas. Kur papuolėt? Aukštai. Čia kai išeinam tuo laiku, kada visi išeina. Apie 9. Tai natūralu, kad pagrindinė masė ir eina visą trasą. Pasaka yra stoti kas 5 kilometrus, turėti lengvą snacksą ir po 10 sustoti pavalgyti ir tada vėl žygiuoti 10 km. 20 km tada su malonumu. Ilgių distancijų žygių ekspertės žodis. Amen. Viskas žydi. Gėlytės, dobeliukai ir ramunėlės. Tikrai keičiasi kraštovaizdžiai. Miškas, keliai, paplūdimiai, roksai. Amazing. O čia tai piligriminis kelias. Nenoriu nei keiktis, nei... Bet paskutiniai 4 kilometrai yra tokie boring keliu ir turim per žmonių tingėjimą padaryti ekstra tiltą. Turim varyti tenai, kur toli varo tą fūrą. Tokį didelį lanką 4 kilometrų. Tiesiog atvaiti šitą miestelį. Ten yra viršui malūnas, į kurį neįsim. Į kuris užbanintas bus. Čiortų, žinokit. Tarsi mes užsisakysim food delivery į namus, kad viską vežtų, kad mums niekur eiti nereiktų. Šiandien revoliucija vidinė vyksta. Šiandien, man atrodo, žinot, tas maištas toksai 4 dienos jau toksai chamiškas. Šitie kėdai man taip nuspaudė, kad beleką. Einu ir pirštus sutraukęs va taip į kumštį. Kad šitą upę perėt, mes turėjom hujarint, atsiprašau, turėjom eiti 4 papildomus kilometrus. Nu ta prasme, kodėl negali padaryti? Žiauriai esu pavargęs, labai skauda pėdas, pirštus kelius. Tai tas ėjimas jau toksai per sukastus dantis, o ta tai varo. Maršką užsidėjus ant galvos įvarom. Nu ką, bum paplūdimy, išbum iki saulėlydžio
Ir nieks nevažiuoja, atgal jokie taksai, nėra jokio autobuso. Pabandysim pasitranzuoti, va, gal mašinėlė važiuos. Nu va, žygeivių realybė ne tik tais žiedlapiai ir gražūs vaizdai, bet ir buitekas, rūbai, dronai, viskas kraunasi, marškiniai džiūsta, lagaminai sudėti, storiai keliami.